Net negaliu nepasidalinti šiuo susirašinėjimu su viena iš galbūt mano būsimų klienčių, kuriai aš tikrai bandysiu paaiškinti ir įrodyti, kad asmens draudimas, žmogaus draudimas yra pirmoji vietoj, o ne gyvūnų draudimas. Ši moteris man parašė ir paklausė, ar galėtumėt man apdrausti mano šuniuką. Aš jai rekomendavau kitą įmonę, kurioje aš pati draudžiu Pumba, Heidą ir dabar Džekui kaip tik daromas yra polisas. Ir aš jau už Pumbą ir Heidą moku į mėnesį 33 eurus ir dabar dasidės dar mažas kačiukas. Įsivaizduojat, kaip kvailai atrodo, kada žmonės draudžia savo automobilius, kada draudžia savo gyvūnus, išleidžia per mėnesį draudimui tokiam tikrai nemažas pinigų sumas. Per metus jau net nekalbu. O kai paklausi žmogaus, ar draudžiate save, žmogus atsako, kol kas dar ne. Tai yra visiškai neapgalvotas dalykas, nes žmogus sumokėdamas už gyvūną 1500, 2000 lekia jį drausti, bet apie savo draudimą net nepagalvoja. Su šiais istorijais aš noriu pasakyti apie tai, kad jūs turite būti tie žmonės, kurie turi būti pirmiausia apdrausti. Jūs esate šeimos galva, šeimos maitintojai, galų gale be jūsų net nebūtų namuose jūsų šių gyvūnų. Tai jeigu jūs norite būti patys sveiki, ne tai kad sveiki, o norite gavę traumą, gauti išmoką, kad galėtumėt savo gyvūnus išlaikyti, nes niekas jūsų neklaus, kad jums atsitiko lūžis, pasitempimas, išnirimas ir jūs esate namie, gulite galbūt lovoje, neuždirbate pajamų ir jūsų gyvūnas bam ir susirga. Į veterinariją vienas nuėjimas kainuoja mažiausiai, padarant su injekcijom įvairiausiam 100 eurų. Iš ko jūs mokėsite, kai jūs patys turėsite gydytis? Tai turėkite omeny, kad ne tik gyvūnus drausti turite, bet pirmiausiai, pirmoji vietoj turite apdrausti save.